žaidimų. Tai yra 5. turas, kurį stebime. Pirmas 18 metų jam sukaks šio mėnesio pabaigoje. Na ir labai pavojinga ataka ir įvartis. Krenta įvartis šiose rungtynėse labai greitai, nors atakavo atmosferą, bet įvartį muša Transinvest dublerių komanda. Kultūrinio mentaliteto šalis yra Japonija. Čia dabar pavojus prie šeimininkų vartų, vėl pavojingai atakuoja Transinvest ir ką rodo teisėjas aikštės viduryje. Galimybė smūgiuoti yra. Smūgis ir labai pavojingas. Labai vėl pavojinga, nepavyksta pataikyti. Smūgis dar vienas ir nėra įvarčio. Net sunku patikėti. Galimybė Transinvestui, smūgis bus. Ir atmuštas kamuolys, dar vienas smūgis. Juška fantastiškai žaidžia ant vartų. Siekia Transinvest, geras reidas, reikia perdavimo. Perdavimas yra, dar vienas smūgis ir atakuoja. Ir įvartis krenta. Wow, kokia situacija, Dominiko Balnanosio klaida šioje situacijoje. Wow, netyčiukas. Kamuolį Transinvest. Geras atmetimas, čia gali būti labai pavojinga. Ar matysime smūgį, matome ir įvartis. Įvartis krenta į Mažeikių atmosferos vartus. Štai ką reiškia geras kontrpuolimas. Fantastiškai išėjo į šią ataką Transinvest komanda ir fanai. Kairė koja, perdavimas. Smūgis galva. Ai. Kaip nedaug trūksta. Gana ryškus. Įvartis, aišku, įmuštas netyčiukas. Tikro taip ir nepavyko įmušti šiandien Mažeikių komandai. Bet kuriuo atveju